Jaunas dar tada tebebuvau, nevedęs ir stiprus, kito tokio visam sodžiui nebuvo. Nieko nebijojau, visi manęs lenkės. Jeigu kas ko neįveikdavo, ar darbe, ar susirėmimuose, visados sakydavo, reikia Jokūbas pasikviesti, be jo niekai. Ateidavau, didžiausius senojus ratus įkeldavau, kelmus iš žemės išraudavau, vienų rankos mostelėjimų muštynės suturėdavau. Dabar ir pusės manęs nebeliko. O kaip mėgdavau pasilinksminimus. Apylinkėje nei vienos vestuvės ar vakarūškos be manęs neapsieidavo. Visur būdavau, visur manęs vieno buvo pilna ir visiems įtikdavau. Bet nei vieno nenuskriausdavau, nei vienam nesuduodavau. Per vienos atlaidus pamačiau bažnyčioje merginą. Negalėjau akių nuo jos atitraukti. Taip staiga į mano širdį traukti pritraukė. Na, maniau sau, nejaugi ji tad bus mano pati. Jaučiau, kaip šakiniai širdis krūtinėje, kaista kraujas. Kas ji tokia yra? Kilo mano galvai klausimai. Nutariau būtinai su ja ir su jos tėvais susipažinti. Pradėjau klausinėti žmonių ir patyriau, kad tad pasiturinčių ir gerų tėvų duktė, gerbiama apylinkė. Susipažinau paskui ir su ja. Mačiau, kad ir ji nuo manęs nesišalino. Laikas greitai bėgo. Nei pats nepasijautau, kad po kalėdų suradau išmintingą apysinį žmogų ir nuvažiavau pas ją piršlėmis. Visi greitai sutikom, dalies prižadėjo nemažą ir nutarėm, nieko nelaukdami, vestuves pakelti. Galbūt jau laukite, kad aš kažin ką papasakosiu, savo mylimajam jums aprašysiu. Ne apie ją aš noriu kalbėti. Aš noriu jums papasakoti apie vieną atsitikimą, kuris galėjo visą mano gyvenimą sugriauti, kuris ir dabar labai dažnai dar nerimą man širdėje gimdo. Tad buvo po pačių mano piršlybų. Sugrįžau aš nuo jų namo linksmas, pakakintas. Nebūtos mintis tada po mano galvą lakstė. Buvo jau vėlus žiemos vakaras. Namie radau visus sugulusius. Išsikinkiau savo kumelį, įvedžiau grūban ir nuėjau rūman gultų. Bet negaliu užmigti, nežinau kodėl. Pradėjo mane imti nerimas. Traukim nueiti kumelio pažiūrėtų. Pagaliau nebeiškentėjau. Iššokęs, užsimau batais, užsimečiau kailiniais ir išėjau. Naktis buvo šviesi, mėnesiena ir tokia tyla aplinkui, tarsi visa išmirė. Bijodamas kvėpuoti iš palengvo, priėjau prie gurbų ir ko nesurikau. Durys buvo atidarytos. Prisiglaudžiau prie sienos ir klausaus. Girdžiu. Kumelis prunkščia, o nuo jo kojų muša geležinius pančius. Vagis! Dilgtelė galvoje mintis. Visas drebėjau ir išgąsčio ir iš džiaugsmo kartu, kad dar paspėjau laiku išeiti. Įsimylėjau tą kumelį neapsakomai. Greitas kaip stirna, visoje apylinkėje buvo žinomas. Bet ką turėjau daryti? Pulti vidun? O galbūt tenai ne vienas yra? Užmuš kaip žvirblį iš revolverio ar nudurs peiliu kaip aš? Bėgti pasišaukti vyrų, o tuo tarpu ims ir išsives kumelį. Tiek ir te matysi. O rankose nieko neturėjau. Nėra kas daryti. Girdžiu, kad jau vedasi. Pamačiau čia pat ant skiedryno didelę medinę kūlę. Akis mirksniui prišokau prie jos. Nusitvėriau abiem rankom ir užsislipiau už durų šulo. Laukiu, o širdis rodos ims ir šoks iš krūtinės. Juntu, kad jau visai nebetoli. Ir štai duryse pasirodo burlokas. Kaip daviau kūlę per galvą. Nes žagtelėjo ir parkrito negyvas ant žemės. Nei vieno žodžio neprataręs. Sužvengė linksmas kumelys, mane pamatęs. Kaip beprotis pripuoliau prie jo. Apkabinau kaklą ir bučiavau, verkiau. O jis padėjo man ant peties savo galvą ir romiai maloniai žvengė. Pagaliau atbudau kaip iš miego. Atsiminiau, kad žmogų užmušiau. Šiurpas mane visą paėmė. Plaukai ant galvos atsistojo. Kur aš jį dabar dėsiu, ką darysiu? Pasilinkiau, apšipinėjau burloką. Atradau už ančio revolverį primuštą. Peilį prie diržo prisegtą. Supratau, kad nebūčiau gyvas likęs, jeigu tiesiai priešais jį būčiau ėjęs.
įsivaizdavau savo visą nelaimę, savo mylimąją, vestuvės, ūkį ir visą gyvenimą. Visą būtų pražuvę. O dabar šiurpuliai paėmė vėl visą. Juk patirs, sužinos, kad aš tai padariau. Kas mane laukia? Kalėjimas, teismas ir galbūt katorga. Šokau kaip jautis, apsivilkau, pasikinkiau kumilį, įverčiau numirėlį vežin ir kaip tik arklys gali šokti, pasileidau vieškeliu. Švilpiausi vėjas, nuvažiavau kokį 10 varstų, sustojau, išverčiau numirėlį pagrioven ir apsigręžęs vėl perlėkiau kaip paukštis namo. Ir tarsi nieko neatsitiko. Nuėjau roman ir atsiguliau. Niekas manęs negirdėjo ir nematė. Nei važiuojant, nei parvažiuojant. Niekam nei vieno žodžių apie tą atsitikimą neprasitariau. Tik kunigui per išpažintį pasisakiau. Kitą dieną rado tą numirėlį pagriovyje. Suvažiavo žmonės, policija. Rado prie lavono revolverį ir peilį. Supratau, už ką užmuštas. Žmonės kone visi atvirai pripažino, kad taip tokiam ir reikėjo. Policija pakalbėjo, paklausinėjo, bet kaltininko taip ir nebeieškojo. Tuo visą ir pasibaigė. Aprimau ir aš kiek. Greitai po to atsitikimo vedžiau. Vaikų paskui susilaukiau. Tačiau ilgai tasai žmogus mano akyse stovėjo. Kaip koks kirminas krūtinė man ėdė. Dažnai per miegą baisiai surikdavau. Visas šaltų prakaito apipiltas atbūzdavau ir kelias dienas galvą nuleidus vaikščiodavau. Išsigandusi pati pradėjau klausinėti, kas yra. Ilgai nesiskiau. Pagaliau prisipažinau. Ramino į mane, rodės, lengviau kiek ant krūtinės darėsi, bet pabuvus ir vėl pradėdavo kirminas kirimsti. Ir iš pažinties vaikščiodavau, ir bažnyčiai duodavau, lengviau ir ramiau po to būdavo. Taip visą savo amžių išgyvenau, visame kame buvau laimingas, žilą plaukus susilaukiau, nieko rodos nenuskriaudžiau, pirštų nepalėtėjau, ir tas tik vienas atsitikimas ramumo neduoda. Tyliu ir dabar, nenoriu ir bijau, senatvės susilaukęs, savo kraštą palikti, su šeimyna persiskirti. Netikiu, kad baisus kalėjimas galėtų mano dūšiai nekaltybę sugrąžinti, sąžinę nuraminti. Tokio sąžinės nuraminimo ieškau tik išpažintyje, maldoje, darbuose ir pas savo kaimynus, kuriems savo širdies žaizdas atidengiu. O dėl to ir dabar dažnai tas pats kirminas mano širdį graužia. Ir nežinau dar, ką pasakys man už tai visagalis.